Tai va, naujas uždavinys pakeisti tarpinę stoglangio. Tai va, priežastis tai tokia. Per tą skylę bėga. Žiūrom, ką čia turim. Čia pagal viską, tai šitas harmonikas nusijungt reikės. Ir varžtelius atsakvienas ir ten turbūt kitas. Ir visas stogas nusijima. Na, pažiūrom, kas čia. Vienas aš pažiūrėsiu. Šitą išimt. Ai, labai nesunkiai. O viršai. Reikia kažkaip tai įsitraukia. Oi. Easy, easy. Taip, dabar iš lėto, palengva. Šitą suspaudi ir į save. Į save, viskas atsikabina. O viršutinį irgi už pačios harmonikos. Nepersistengiam be vandalizmo. Viskas. Tai va, turim vieną varžtelį. Turim kitą varžtelį. Žiūrėsim, kiek čia 25 kokių. O, parodysiu. Tai 25. Taigi, kur čia ta pagrindinė problema? Tai dabar reikia įsijimti tą tarpinukę. Čia galima kažkokiu smailu daiktu, aš naudojau atsuktuvą. Jinai įsispraudžia į lovelį. Ir iš to lovelio va išsitempia. Senoji tarpinė originali yra ne vientisa, jinai
turi du galus, o kinietiška yra vientisa, tai reiškia žiedas, be galo. Tai tokias vienas pliusas yra, kad jeigu trauksis nuo amžiaus, tai neatsiras plyšys kaip su šita senaja galas. Bet jeigu nuo karščio ar nuo kažkokio tai poveikio plėsis, tai neaišku kaip čia bus. Tai dabar aš ją senąją išimu, apsivalau kontūrą visą. Aišku, ten to gravelio nevalau, ten jam niekas nepribėg, bet yra šonuose truputį purvyno matysit. Ir bandysim tą dėt naują. Šiek tiek matosi pagal formą, tai viršus apačia kažkokias tai bortelis yra nedidelis, į apačią dedasi ant pačios tarpinukės. Tai nesusimaišysit, nežinau koks ten poveikis bus, jei sumaišysit. Bet labai gerai, kad jinai yra vientisa. Aptempiu tarpinę aplink šitą langą. Užkabinu ten kai kuriuose kampuose, kad nenukristų, gal truputį įspaudžiu. Ir po to ant kiekvienos tiesios dalies, ties viduriu įsispaudžiu jau į jos tą vietą, kur jinai turi būti. Tada nuo kraštų, kaip sakant, nuo vidurio į kraštus, į kampus po truputį spaudžiu. Viskas labai gražiai, labai čystai užsidengė, va čia va vidurys stoglangio.
ir neliko sujungimo. Tai jeigu trauksis šitą tarpinį, tai kaip ir bus gerai. Bet jeigu plėsis, tai nežinau, tikėkimės. Man jinai čia kainavo apie 15 eurų, 18, 15. Kažkur 20 nekainavo. Tai stogas savo vietoj, lendam į vidų dabar tiesiog priveržt tuos virštelius, kur atleidom, ausytės šitą susigaudyt, ausytės turi būti į vidų, į mane žiūrint. Ir prisisuks, aišku, jis čia kilnojasi, tai kai sugaudysit virštelius, tai pirmiausia, kas bus, tai kad jis bus nusėdę žemyn. Tai reikės paskui vienam, tai tiesiog spaudi iš vidaus, ten čiupini viršui. O jeigu dviese turit pagalbininką, tai tiesiog vienas žiūro viršui, aukštį, norimą, tinkamą, o kitas čia pakiloja, paveržia tuos virštelius ir labai greitai. Aš vienas ten susigraibiau, apsičiupinau, tai gaunasi, vienu žodžiu, nėra čia kažkoks baisiai sudėtingas darbas. Išvis įsivaizdavau, kad čia tas sudėjimas bus sunkiausias. Vienu žodžiu, nieko sunkaus nėra, imkit, darykit ir nesukit galvos. Tai va, čia susukau virštelius, nepriveržiau, prisukau ir atsukau, kad tokie apylaisviai būtų. Ir šitą taip pačiai va, jie praktiškai pirštu kliba. Taigi aš pabandysiu paleist žemyn. Reikia lipti viršų, žiūrėt, kas ten gavos. Kažkoks gaidys. Turbūt reikės palygint. Iš apačios. Iš apačios pasikelsim. Liuks bus.
Gal pabandysim įsiūlyti atgal. Va taip va, metalinis viršui, o plastikas apačioj. Norim kadrą. Žvaigždė bus. Gerai. Dedu armonikas. Labą. Tas pas kitoj pusėj. Tai va, labai lengvas darbukas. Labai buvo baisu kažkaip tai. O čia dabar čia viskas baik. Bandykit patys. Sėkmės. Langus, stiklus, namie, mašinos. Naudokit valiklius langų tik su spiritu. Tik su spiritu. Visa kita, kas be spirito, tai ten tik tai švariem langam pavalyti. Geriausias dalykas va, spirito ir išmazot, išvalyt. Dabar mes čia, aišku, priribalavom, prilipdėm pirštų, tai spiričiukas geriausia priemonė. Nu, aišku, po to sausu, nuvalyt sausu, skudurėlių sausu ar šitų popierium valymo sausu. Bet po to spirito valymo, tai ten praktiškai jis nugarbuoja ir labai būna gerai. Super. Tik spirito. Reziumuojant, čia visas reikalas šitas užsivėlė dėl to plyšiuko. Ir kas blogai man, kad plovyklose, pavyzdžiui, sėdžiu, niekaip nesupratau, iš kur laša tas vanduo. Nestipriai, bet ant rankos tipo nukrenta kažkoks lašiukas. Paskui atsisukau, ogi žiūriu ten, čia kokius, žinai, automatinėse, plium, tau ten varva, tai pasimi ventiliatorių pasidarai ant max, kad pūstų. Ir, nu, ne tiek, žinai, gaunasi, kaip balionė sėdi, bet tušknisa biškį, tas lašėjimas toks. Tai va tik dėl to ir keičiau. Dabar tai tikiuosi viskas tvarkoja čia bus. Tai gerų langų jam skaidrų.